Na, sveiki, Michailai, matėmės praeitą kartą 2023 metų spalio mėnesį, kada irgi vyko protestas prieš nekilnojamo turto mokestį. Praėjo jau 1,5 metų ir koks jūsų įspūdis dabar apie tos protestus? Na, iš tikrųjų, eidamas į šį mitingą galvojau, pajusiu tokį savotišką dežavių jausmą, nes 23 metais spalio mėnesį čia buvo analogiškas mitingas tą pačią temą, tarp kitko. Va, šiais metais balandžio mėnesį vėl buvo jo reinkarnacija savotiška prie katedros, irgi tas pats organizatorius, ta pati tema. Bet kaip matosi šiandien iš to mitingo, čia nieko tokio ypatingo nesigauna. Na ir patys, taip sakant, organizatoriai sakė, kad čia jau bus tokia simbolinė akcija, nes valdžia užbėga faktiškai už akių visiems galimiems protestams. Atsisakė tuo ketinimu apmokestinti pirmą būstą. Va. Bet aš manau, kad toks įsijungimas į valdžios žaidimus iš protestuotojų pusės jis nieko gero neduos vis dėlto. Nes tenka žaisti jau pagal jų primestas taisyklės. Ir toks oportunistinė protestinė praktika, jinai nieko neatneš. Nes galų gale tai, man atrodo, tik taktinis valdžios žingsnis. Niekas negali garantuoti, kad po kurio laiko ar ta valdžia, ar kita valdžia vėl kels šį klausimą, nes išlieka tokias esminės priežastys, kam to reikia daryti. Va, ir visų pirmiausiai tai tas karingas toks militaristinis vajus, kuris yra sukeltas ir kadangi reikalinga pinigų reikia visą laiką, nes patrankos brangiau kainuoja nei sviestas. Kita vertus, karinis pramoninis kompleksas, žinoma, pelnasi iš visų tų dalykų. Kaip sakoma, narkotikai ir ginklai tai pelningiausias biznis. Bet yra ir dar gilesni dalykai. Ir tas mokestis nekilnojamo turto, kuris bus ar nebus, neaišku ir kokiai sąlygom bus. Kiti mokesčiai, kalbama čia apie cukraus mokestį, gynybos mokestį, panašiai. Ir iš viso gyvenimo toks begalinis branginimas, tai savotiška kaina, kurią mes mokam už mūsų dabartinį valstybės statusą. Pirma, mes mokame už mūsų šalies buvimą ES sudėtyje. Kiek aš žinau, ES tik 2 valstybės. Malta ir Airija kol kas yra išvengusios to nekilnojamo turto mokesčio. Visos kitos yra jos įvedusios. Jis siekia apie 1%. Ir čia yra įvesti tokie mokesčiai, čia yra, tarp kitko, tokia primiktinė eurobiurokratų rekomendacija Lietuvai. Kitai bus šaldytos kažkokių struktūrinių fondų lėšos ir panašiai ir panašiai. Iš tų struktūrinių fondų juk per visą nepriklausomybės laikotarpį Lietuva formuoja faktiškai 1/4 savo biudžeto. Taigi, kol mes būsim toje Europos Sąjungoje, tol bus nuolat tą temą keliama. Apie naujus mokesčius nuolat bus kalbama, apie kitus dalykus ir taip toliau. Antra kaina, kurią mes mokom, tai už tai, kad mes pasirinkome kapitalizmą. Čia turbūt neteisinga sakyti, kad mes pasirinkome, nes kapitalizmas Lietuva buvo kontrabanda įvestas. Jokio referendumo ten dėl santvarkos nebuvo. O kapitalizme, kaip žinia, pelnas lemia viską. Lengviausias būdas padidinti pelną tai nauji mokesčiai. Ir ta mokesčių bazė ir jo, taip sakant, kiekybiniai rodikliai nuolat bus plečiami. Čia nėra ko stebėtis. Taigi mes mokame ir už tai. Ir trečias turbūt tokia trečia kaina, tai kad mes per rinkimus pasirinkom sisteminės partijas.
23 metais konservatoriai bandė įvesti tokį mokestį, bet tada net jie nesiryžo iš karto, taip sakant, kalbėti apie pirmo būsto apmokestinimą. O dabartiniai socialdemokratai, atseit kairieji, jų ketinimai iš pradžių buvo būtent visuotinis nekilnojamo turto mokestis. Tai yra įvesti, apmokestinti visą turtą. Dabar jie šiek tiek atsitraukia. Manau, čia toks, pakartosiu, taktinis jų žingsnis. Va, ir iš viso ta socialdemokratų partija juk faktiškai dabar apaugusi visokiais ten biznio ryšiais per savo giminės, per akcijas ir panašiai. Ir faktiškai jinai tapo tokios stambaus kapitalo partija. Ką liudija tarp kitko ir dabartinis Paluckų skandalas. Va, jie jau daugiau rūpinasi ne tautos interesais, taip sakant, o savo biznio kažkokiais reikalais. Taigi, gaila žinoma, kad tiek mažai žmonių čia susirenka. Va, jeigu, žinoma, žmonės nepakils nuo sofų, tai galų gale jie taps tokiu pagrindiniu dar likusiu nekilnojimu turtu. Ir juos apmokestins. Tiesiog už tai, kad gyvena. Va, bus toks savotiškas įvestas sofos mokestis, galima sakyti. Gal tada šiek tiek sukrus visuomenė. Na, jeigu žmonės per tuos kelis mėnesius nesugebės surinkti 50 000 parašų, tai aš manau, kad jie bus verti visų įmanomų mokesčių. Nu, tikriausiai. Bet gana dabar aktyviai pasirašinėja, kiek dabar pasižiūrėjau. Pamatysim, kas čia gausis. Gerai, ačiū Jums. Na, kaip Eugenijui Jums atrodo įspūdžiai dabar tokie po šito labai gausaus mitingo? Nu, aš nemanau, kad jis labai gausus. O prisirinkau iš jehovistų ar tos sektos. Jie tai va moka, supranti, savo idėjas skleisti. Aš netgi pagalvojau, kad galėtų parašus padaryti sąjungą ir padėtų jehovistai parašus rinkti. Taip. Nu, čia toks juokas. O, nu, faktiškai atėjau iš tą mitingą, tai nekilnojamų turtų čia neturiu, tai man sakyčiau vienodai pakšybų. Nu, bet vaikai turi, sūnus turi čia Vilniuje. Tai, aišku, solidarizuojasi. Reikia solidarizuotis, netgi jeigu ne tavo. Pavyzdžiui, gėjai irgi galėjo ateiti ir čia solidarizuotis, kaip jie mūsų nori pagalbos, supranti, nori, kad visi jiem padėtų. Tai kodėl jūsų čia nėra su šitom vėliavom, vaivorykštės ir Šiaip gera mintis, aišku, bet kuriuo atveju mokesčius mokės visi nepriklausomai, ar jisai homoseksualas ar ne homoseksualas, ar jisai žalias ar raudonas, visi mokės tą mokestį, tai praktiškai tai visus liečia. Nu ir tada žmonės pamatys, jeigu mus remia, tai galbūt ir juos parems, kai reikės. Nu, kaip pavyzdį ir sakau, tai va, aš irgi solidarizuodamas atėjau, nors man čia visai nerūpi, dėl vaikų gal nebent. Tai va, tai pasižiūrėjau, nu tai galbūt šiek tiek padeda tas pirmas tas mitingas buvęs dabar, galbūt ir pasiseks čia, neuždėstant tų. Bet pas aktyvumas jisai ganėtinai vangokas, jūs gyvenote užsienyje, turbūt matydavo daug rimtesnius mitingus, ar irgi būdavo vangokai? Visokių būdavo, bet būdavo, jeigu toks rimtas dalykas su mokesčiais, labai prisimenu, kada sugalvoju uždėti mokesčius vandens. Tai kaip kilo visa momentaliai, kur kelias dienas 100 000 minius. 100 000 minius išėjau į gatves ir man visi juokinga, kada čia va tie mitingui. Prašymai, dėrimai, sako, mes pranešėm ir viskas. Kokį čia tą dėrimai? Mes pranešėm, jūs vyniokitės. Tai va, išėjau 100 000 demonstracijos ir turėjau nuimti. Vanduo, tai sako, yra Dievo dovana. Čia Airija, taip? Airija. Kaip Lietuva, aš net nežinau, ar yra vandens kokį mokesčiai. Šaltą vandenį mokam? Mokam. Nu tai jau, ką žinau, mitingai organizuotis. Tai
matyti, Lietuva pasiruošusi mokėti visus įmanomus mokesčius, kurios užkraus. Nu, panašiai. Dauguma čia nedaug žmonių tikrai susirinka. Bet tai gal dabar nuraminu čia juos šiek tiek, kad jau pirmam būstui, o pagrindė 90% žmonių jiem pakanka, kad pirmo būsto. O šitie, kur turi po 5-6 būtus, tai net jeigu jie moka, čia jų biznis, verslas, gal ne kaip nekilnojimo turto mokesčiai, bet pelno visokie mokesčiai, visą kitą, tai čia suprantamas dalykas. Gerai, ačiū. Portale. Sveikas, mielas Juozai, kokie įspūdžiai po mitingo ar apskritai apie visą šitą vykstantį procesą, ką galėtum pasakyti va iš jaunimo pusės? Nu ką, aišku, biški tikėjausi, kad bus biški daugiau žmonių, tai dėl šito biški liūdna, kad mažokai. Gal tai gali būti susijęs su to, kad vakar Šimaitis pasakė, kad čia bus daugiau toks vos ne valdžią padrasinti mitingas, kas gal, dėl ko matomai dalis nusivylė ir visai neatėjo. Nu ir kitas dalykas, biški gal liūdnoka, kad pagrindė vyresnio amžiaus žmonės susirinka. Aišku, gal čia dėl to, kad būtent darbo diena rengta. Taip. Bet tų vyresnio amžiaus žmonių, sakyčiau, mažokai, nes kiek aš sutinku žmonių, tai pagrindė yra ne Vilniečiai, Kauniečiai, iš kitų miestų, Žemaitijos. Tai kyla klausimas, o kur tie vyresnio amžiaus Vilniaus pensininkai, kurie galėtų suramiai ateiti, košytės pavalgytų kartu su visais ir sudalyvautų mitingė, kodėl jų nėra. Nu kaip atrodo, Nakas yra pasakęs, Vilniečiai mitingus neina. Jiegi nenori būti prie runkelių ir vatnikų. Jie prie elito nori būti. Taip. Tai net ir Vilniaus pensininkai irgi yra elitiniai pensininkai. Nu, galima ir taip suprasti, bent jau jie save tokiais laiko. O Vilniaus jaunimas, pas Vilnių gyveni, taip? Nu, daug Vilniui laiko praleidžiu, bet taip tai mano gimtas kraštas yra kitur. Tai kaip Vilniui vis tiek jaunimas, ką visi pasikalbė, ką jie patys galvoja apie tai, apie mokesčius, tokius, apie protestus, ką jie masto, ar nieko nemasto? Jie galvoja dažniausiai, kad tai jų neliečia. Tai prasme visi tie mokesčiai mokės tėvai, o jiems užaugus nereikės jų mokėti. Nu, vos ne taip suprask. Tai politinio sąmoningumo tarp jaunimo nelabai pasiekė. Silpnas, labai silpnas jisai yra. O visos pačios bendros idėjas tarp jaunimo daugiau tokios liberalios, tokios daugiau, ar apskritai politikos nėra politiški? Nu, politiškumas dažniau pasitaikantis dalykas yra. O jeigu ir pasitaiko šioks toks politinis išprusimas, tai dažniau yra į dešinę jisai nukreiptas. Tai daugiau persima tokia Sinicos, Kasčiūno, Svaro, kaip sakoma, tokia ideologija, jau tokie tampa vatnikų medžiotojai tokie, ne? Nu, dėja, bet vos ne taip. O visą kitų alternatyvų tarp jaunimo nėra, arba politiškas, arba kaip ir minėjai, toks ant tokio rudo biškiai eina tokio elemento. Bent jau aš kitokio nepastebėjau. Ir tai labai liūdna iš tikrųjų, kaip pagalvojęs. Dėja, bet taip. Na, bet džiugu, kad bent dalis jaunimo vis dėlto yra. Bent vienas žmogus pasirodė. Taip, bent vieną. Bent dėl prieskonio. Mačiau savo metų, bet tarkim, to pats jauniausias turbūt, kurį pamačiau, dėl to man labai džiugu, kad atėjai ir dėl to norėjau pasikalbinti tave iš tikrųjų. Ačiū tau, kad atėjai, tada ir iki. Ačiū Jums. Tai va, draugai, baigėsi visas šitas mitingas, labai daug aš čia nefilmavau, tai paėmiau atskirus epizodus, pakalbinau kažkur 3 žmonės, 3 skirtingus žmonės, vienas buvo Michailas, kuris anksčiau buvo kalbintas 23 metais vykusiame mitinge prieš nekilnojamo turto mokestį, Eugenijus, kuris neseniai buvo mano pašnekovas, na ir viena iš jaunosios kartos atstovų, irgi mano miela pažįstama ir jis yra ir mūsų ir žiūrovas to pačiu šito kanalo. Na ir buvo galima susidaryti visą bendrą vaizdą. Na, pas įspūdis buvo ganėtinai slogus, Laurynas Ragelskis kaip tik savo darė tiesioginę transliaciją, jis mane pakalbino ir aš ganėtinai aštriai pasisakiau, ką aš manau apie visą šitą situaciją, kas norite pasižiūrėkite Ragelskis TV ten vykusią tiesioginę transliaciją.
Aš įvertinau ganėtinai skeptiškai tai, kad iš tikrųjų atvyko mažai žmonių ir ne tik dėl to, kad čia yra darbo diena ir žmonės negalėjo. Yra žmonės, kurie jau nebedirba ir kurie gali ateiti, tarkim, vyresnio amžiaus, pensinio amžiaus. Vilniuje gyvena daugiau negu 600 000 žmonių, iš jų turbūt kokie 200 000 pensininkų. Ir jie tikrai drąsiai galėjo ramiai savo ateiti prie Seimo, pastovėti valandėlę, užkasti tos košytės, kurias čia vyrė, tą kareivišką košę ir tiesiog išreikšti savo poziciją. Jie to nesugebėjo padaryti, susirinko gal apie geriausiu atveju 500 žmonių ir didžioji dalis jų buvo iš kitų miestų. Kaip tradiciška, pagrindė iš Kauno, iš Žemaitijos, tai yra tie pagrindiniai aktyvistai, tie, kurie visą laiką visur dalyvauja. Nu, vietiniai čia gyventojai, jiems yra gerai ir tada jiems reikia, praėjo pro mane kaip tik Dainius Kreivys, laimingas, išsišiepęs, patenkintas, kaip ir visa Vilniaus buržuazija. Jiems yra nelygis protestuoti, jiems yra nelygis pakovoti už savo bent jau ekonominius interesus, nes nekilnojamo turto mokestis palies visus gyventojus nepriklausomai nuo jų pažiūrų ir nepriklausomai nuo to, kurie gyvena. Ta viltis, kad čia Seimas atidėjo ir nevatai nebus priimtas pirmajam būstų nekilnojamo turto mokestis, tai yra iliuzija. Jeigu jie matys, kad visuomenė toliau neprotestuoja, nurimo, jeigu jie matys, kad parašai prieš nekilnojamo turto mokestį nesirenka, tai jie supras, kad galima kitoj sesijos metu, rudenį, pailsėję po vasaros atostogų, Seimas galės vėl iš naujo grįžti prie to klausimo ir įvesti vėl tą nekilnojamo turto mokestį. Nes jeigu visuomenė priimsta, jeigu visuomenė nesipriešins, tai kodėlgi jos neapmokestinti? 100 000 žmonių, kurie galėtų ateiti ir išreikšti savo poziciją, bet jie nesugeba paprastų dalykų atlikti. Ir tada kyla klausimas, jeigu tie parašai nesusirinks, jeigu toliau vėlgi Seimas rudenį grįž prie šito klausimo, tada kylas klausimas, ar verta toliau šitą temą judinti, galbūt gyventojams to nekilnojamo turto mokesčio ir reikia. Šiaip, aišku, man smagu sudalyvauti mitingė iš tos pusės, kad sutinku tikrai daug veidų pažįstamų. Ta pati, kaip sakoma, auditorija, mes nuolat ir protestuojame ir įvairiuose protestuose ir susitinkame. Malonu išgirsti savo žiūrovų gerus žodžius, tikrai jų nemažai išgirdau. Net vietomis iš tikrųjų net būna pasidaro net nejaukų, nes aš nemanau, kad esu vertas tiek daug tų jų išsakytų gerų žodžių, bet neslėpsiu, yra malonu išgirsti. Atvykau ir su savo sūnumi, kuris čia baigė išdžiūti iš nuobodulio, nes mes nuolat vaikštom ir kalbame su kitais žmonėmis. Vaikui, aišku, yra nuobodu, bet aš galvoju, kad vaikas turi pamatyti ir suprasti, kas yra politika, kokie vykstantis politiniai procesai Lietuvoje. Deja, neparodžiau šiam tūkstantinių mitingų, pamatys realią situaciją, kokie yra. Žmonės susirinko, pagarba tiems, kurie susirinko, pasiklausė kelių kalbelių, pasiklausė muzikėlės, pavalgė kareiviškos košytės, na ir visi smagiai įsiskirsto į tas vietas, iš kurių jie atvažiavo, nes Vilniečių, kaip ir minėjau, buvo labai nedaug. Geriausia atveju 5 arba 10% iš tų 500 buvo Vilniečiai. Visi kiti buvo iš kitų miestų suvažiavę. Žiūrėsim, kas vyksta toliau. Tikrai skatinu, kas dar nepasirašė, pasirašykite elektroniniu būdu arba popieriniuose lapuose, kai tik atsirasta galimybė, nes kol kas jau kitų alternatyvių pasiūlymų prieš šitą mokestį nėra. O jeigu nesugebėsime savo interesų patys sustovėti, na tai jos kažkas kitas suformuluos. Tai tiek, draugai, visos informacijos ir laukite daugiau įvairios skirtingos medžiagos, kurios tikrai per šią vasarą jums paruošiu. Ačiū, draugai, kad esate ir iki.